Tai tarkim, vien tas domėjimasis giluminiais dalykais, kurie formuoja lietuvio vartotojo mentalitetą, tai yra toks įkvėpimo šaltinis. Tai ir, tarkim, tiesiog jeigu būčiau nesidomėčiau tas sritim, būčiau, pavyzdžiui, neperskaitęs turbūt tokios vienos geriausių, svarbiausių lietuviškų knygų 21 amžiuje išleistų Lietuvio kodas, ar ne, kur ten tokių dalykų atrandi, kur džiugina ir tave kaip žmogų gyvenantį šitoj šaly, kad tu labiau supranti, kur tu esi, tarp ko tu esi, kas tu pats esi, ar ne? Ir tai padeda susikalbėti su būtent Lietuvos auditorija, nes vis tiek pagrindinis dalykas yra, kad tave išgirstų, kad tave suprastų, kad tave įvertintų pagal tai, koks tavo prekinis ženklas yra iš tikrųjų, kokie jo yra privalumai, ar ne?